Labas vakaras. Šiandien statistikos departamentas paskelbė išankstinius Lietuvos gyventojų surašymo duomenis, kurie parodė, kad Lietuvos gyventojų skaičius viršyje 3 milijonus, yra 3 milijonai ir 54 beveik tūkstančiai. Tad ką atskleidė gyventojų surašymas, apie tai mūsų vakaro diskusija kartu su Raimundu Kuodžiu, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoju. Labas vakaras. Su mumis Petras Auštrevičius, parlamentaras. Sveiki. Daumantas Matulis, mokslininkas, buvęs emigrantas. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat Algimantas Šindeikis, savaitraščio Veidas, leidėjas ir publicistas. Labas vakaras. Labas vakaras. Algimantai, tai 3 milijonai su trupučiu Lietuvos gyventojų Lietuvoje. Štai šiandien labai populiarus klausimas, ar nepagražinta ta statistika, nes praeitą savaitę buvo kalbų, kad 2,7 tūkstančių Lietuvoje gyventojų, 2 milijonai 700 tūkstančių. Kaip jūs galvojate? Nepagražinta? Pirmas dalykas, tai yra gera žinia, kad dar galėsim mes mažiausiai kokius metus traukti dainą, kad mūsų 3 milijonai. Nereiks perrašyti dainos. Na taip, iš tikrųjų yra. Tai dabar dėl to skaičiaus tikslumo, tai būkime mes biedni, bet teisingi, lietuviai yra pakankamai slapukai, jie dažnai sako neteisybę, kur jie gyvena, ką jie daro, nes tai susijęs su visokia eilė mokesčių yra, ten šiukšlių, vandens ir taip toliau yra. Aš nebūčiau tikras dėl to skaičiaus. Kodėl? Akivaizdu yra vienas dalykas, kad per tuos 10 metų iš Lietuvos išvažiavo mažiausiai 400 tūkstančių lietuvių. Tai yra faktas, apie kurį mes turim kalbėti. Kodėl ir kas bus toliau. Koks bus tempas ir kas toliau vyks ir kaip mes gyvensim, kaip mes tvarkysim savo. O kaip jums atrodo, didės, mažės emigracija? Aš manau, kad tai yra neišvengiama, emigracijos rautas toliau tik didės, nes mes turime suprasti adekvačiai, kad Lietuva per 20 nepriklausomus valstybės metų negali sukurti nieko panašaus į gerovės valstybės modelį, koks yra modelis vakaruose, kur mes šiandien galim laisvai judėti ir gyventi. Ir daug jaunų lietuvių, kurie yra darbštūs, talentingi, išsilavinę, ten bandys iškoti savo laimės vienu ar kitu būdu. Ir mes turime susitaikyti su tuo ir bandyti iškoti būdų, kaip sustabdyti emigracijos tam tikrą mastą jos. Ir politikai turėtų nustoti priimti sprendimą, bet kokį sprendimą, kuris didina migraciją. Tai yra susijęs su mokesčiais, socialiniais dalykais. Kiekvienas sprendimas vert per šitą prizmę. Ir mes turime galvoti beje labai apie tai, kad tų emigrantų vaikai ir seneliai, kurie palikti čia yra, kad jie naudojasi šiandien socialinėmis išmokomis tų žmonių, kurie čia gyvena ir čia moka mokesčius. Mes turim pradėti keltą klausimą, ar tai yra sąžininga. Raimundai, 3,5 milijono lietuvių. Ką atskleidė surašymo duomenys jūsų galva? Sakyčiau, surašymas yra gana archaiškas būdas pasitikrinti, kiek šalyje yra gyventojų. Šiais modernybės laikais kiekvienas mūsų gyvendamas paliekam įvairius pėdsakus gimtinėje. Ar turim mobilių telefonų naudojamės, ar internetinę bankininkystę, yra krūvos registrų, sakykime, galim žinoti, kiek yra mokinių ir panašiai, tai galim realiai turėti, faktiškai realių laikų mes tokius skaičius, tiesiog gretindami tam tikrų registrų duomenis. Bet, surašymas nieko naujo labai neatskleidė. Manot, beprasmis apskritai surašymas? Jis nebeprasmis, tiesiog mes galbūt per daug sureikšminom tą 3 milijonų ribą, bet tendencijos yra visiškai aiškios, kad Lietuva po truputį išsivaikšto. Ir jeigu, sakykime, pirmoji migracijos banga dar vienintelė turbūt buvo teigiama, tai yra, kai išvažiavo sovietų kariai su savo šeimom. Tai visa tai, kas darėsi po to, yra tragedija numeris 1, mano suvokimu. Todėl, kad mažėjanti populiacija turi labai rimtų problemų. Kokių problemų? Nes Delfi štai skaitytas sako, nesvarbu, kiek mūsų yra, bet svarbu, kaip mes gyvenam. Kaip susiję šitie? Tai būtent, kad tai, kaip mes gyvenam, priklauso nuo to, kiek mūsų yra. Va čia uždaras ratas gaunasi. Vis mažesnė dalis žmonių neš valstybės skolą ant savo pečių. Socialinės visos paramos sistemos pajėgumas užtikrinti kažkokią tai orę senatvę ar panašiai. Taip pat priklauso nuo to, kiek mūsų čia yra, dirbančių yra. Ir taip toliau, ir taip toliau. Kad yra keletas svarbių sričių, kur ta mažėjanti visuomenė gali sukurti tokį smagratį, kad mums tie, kurie lieka, gresia didesnį mokesčiai, jeigu norim išlaikyti tą pačią, sakykime, viešąjį sektorių, socialinę sistemą. Ir mes tai suvokdami pradėsim įtraukti visą tai savo sprendimus, likti čia nais ar nelikti. Daumantas Matulis, mokslininkas, 12 metų gyvenęs Jungtinėse valstijose. Daumantai, jūs grįžote į Lietuvą, jūs ne išsivaikščiojančių kategorijai priskiriamas, bet grįžtančiųjų. Mes galbūt dar ne pagrindinė tendencija, bet aišku, šitas surašymas taip vėl parodo šitos problemos gilumą, parodo, kokia jinai yra svarbi, bet aš čia priminčiau galbūt Suomijos pokario pavyzdį. Tenais apie 500 000 žmonių buvo
pabėgę arba išvažiavę daugiausiai į Švediją dirbti, bet maždaug po 20 metų pradėjo grįžti. Tai vat yra labai svarbu galvoti apie tą persilaužimo momentą, ko trūksta ir ko reikėtų. Jūsų galva, ko trūksta persilaužimui? Mes dabar sudėtingesnėje situacijoje esame negu jie pokario metais. Jiems buvo lengviau turbūt. Mums jau matosi pagal tendencijas, kad mums ilgiau užims Lietuvai, kol ekonominių savo pajėgumų mes pasieksime vakarų valstybės. Bet kas čia svarbiausia? Čia reikia vieno veiksnio kažkokio, nes daug kalbų, mažinkit mokesčių, žmonės parvažiuos ar dar kažką padarykit. Daug kas padėtų. Pavyzdžiui, kas liečia smulkų į verslą, apskritai mūsų verslumo didinimą. Vat Veidė buvo šaunus straipsnis praeitam, kur Bačiulis aprašė, kaip yra, kad mūsų tų verslių žmonių tarp 2-3 procentų tai yra, kai Jungtinėse valstijose jų virš 50 procentų, tų, kurie bandė savo kažkokį verslą gyvenime vykdyti. Tai žmonės patys mato, kad jie patys turi užsidirbti, patys sukurti, nieko ten nuo valdžios, valdžia galima tik keikti, nes jį tik paims mokesčių, bet nieko nepadės. Ir taip Amerikoje yra, bet visi žinom, kad turim kažką sukurti ir atnešti bendro šaliai. O pas mus dažniausiai per apklausas ir pagrindinė darbovietė, kur norėtumėm dirbti, ministerija kokia nors ten dažnai jaučiasi, arba kokia kita tokia patogi vieta, o turėtų būti kažkaip daugiau ambicijų reikėtų. Gerai, Raimundas sakė, Lietuva tokia išsivaikščiojanti ir tikrai 20% per 20 metų populiacijos netekusi valstybė. Petrai, jūsų požiūrių, politiko požiūrių, ką tai rodo, ką tai reiškia? Na, mes pastarosius 20 metų tiek ir Lietuvos naujai nepriklausomybė, atgautai nepriklausomybė, mes gyvenam visai kitomis sąlygomis negu galbūt ta pati Suomija pokaryje. Mes gyvenam visuotinės globalizacijos sąlygomis, atvira ekonomika, valstybė praktiškai be sienų, saugiaja to žodžio prasme. Kitaip sakant, tu turi Lietuvos Respublikos pasą ir tu turi galimybę išvažiuoti į Europą, o tai yra vis dėlto didžiulis kontinentas tokiai mažai valstybei kaip Lietuva. Tai iš kitos pusės rodo, kad lietuviai nėra beviltiški, aš turiu omeny kaip darbuotojai ir kaip žmonės, jie yra labai pageidaujami ir kvalifikacijų prasme ir matyt kaip kaimynas. Jeigu jis gyvena su šeima, jis yra stabilus žmogus, šeiminiškas žmogus, jis normalus vartotojas, žvelgiantis į ateitį, įmantis kreditus, investuojantis į mokslą vaikų ir panašiai. Ir gal paskutinė mano išvada, gal... Nebeviltiški išvažiuoja, lieka gal beviltiški. Čia beje yra iššūkis mums. Iš tikrųjų, daugelis lietuvių įsitikinę, kad laimės medis auga ne Lietuvoje. Ir kad pasiekti tą medį laimės, tu turi išvykti ir greitai nusiskinti tuos vaisius. Iš dalies taip yra, kadangi ekonominės gerovės pasiekimo greitis, reikia pripažinti, kai kuriuose vakarų valstybėse yra daug greitesnis. Ypač jaunam žmogui, kuriam reikia visko šiandien ir visko kartu paėmus. Tačiau gal mes apie save ir mažai dar žinome. 20 pastarųjų metų buvo taip daug pokyčių, daug visokių pasikeitimų. Pastoviai keitėm politikas, keitėsi patys politikai, dažnai nebuvo to stabilumo, bet galbūt mes ir patys mažai save analizuojame. Petrai, bet jūs taip natūraliai priimat, sakot, čia yra globalūs procesai, neišvengiami, galų gale išvažiuoja drąsūs, aktyvūs žmonės. Algimantai, dažna tokia politiko laikysena pozicija kaip... Mes Veide dažnai formuluojam, kad to išvykimų priežasčių yra labai įvairių, bet dvi yra fundamentalius. Viena priežastis yra ta, kurios mes negalim pakeisti labai greitai, tai yra tiesiog ten yra geriau. Ten yra geriau visom prasmėm. Didesni uždarbiai, geresnė infrastruktūra, puikesnė kultūrinė aplinka yra, pagarba piliečių yra. Kita priežastis yra labai akivaizdi, tai yra mūsų viešasis gyvenimas, mūsų politika. Mes turime suprasti, kad tokių faktų paminėti noriu. Profesorius Landsbergis nėra garsus šnekėdamas apie ekonomiką, bet jis labai padaręs ir gerą pastabą. Kaip čia yra? Piliečių skaičius mažėja, viešasis sektorius nemažėja. Čia sėdi žmogus iš Centrinio banko. Mes turim Centrinio banke 800 tarnautojų Lietuvoje. Šveicarijoje dirba 500, kažkaip tai užtenka jų yra. Ką reikia pasakyti? Reikia pasakyti žmonėms labai aiškiai, politikams, suprasti, kad mūsų viešasis sektorius šiandien yra ne pagal pečius mūsų valstybės ekonominiam pajėgumui yra. Ir mūsų valstybės skolata, kuri dabar auga kasmet po 10 milijardų litų, yra tam tikra psichologinė įtampa jauniems žmonėms, kurie nori gyventi, kurti savo stabilų gyvenimą ir jie negali sieti to stabilaus gyvenimo su valstybė, kurios ateitis yra visiškai neaiški yra. Ir manau, kad ta psichologinė priežastis, kuo toliau, jinai bus tuo svarbesnė, nes daug lietuvių labai gerai lavinasi, yra aukšto išsilavinimo, moka kalbas yra, jiems nebus skirtumo, kur gyventi. Ar Vilniuje, ar Berlyne, ar Paryžiuje, ar Vienoje. Galbūt Vilniuje būtų geriau. Čia draugai, giminės, tėtės, mama, katytė, šunelis. Bet jeigu šita valstybė eis prarajon,
su savo viešuoju sektoriumi, su savo, kaip aš sakau, keistų prioritetų pensininkams, o nedirbančiam žmogui. Tai tie patys pensininkai turi suvokti, kad iš čia pabėgs jų vaikai, jie čia negyvens. Gerai, bet kaip čia yra? Jūs sakot, štai perfrazuojant profesorių Landsbergį, kad žmonių mažėja, bet valdininkų daugėja. Raimundai, kaip tą paaiškinti? Čia populiarus mitas, kad valdininkai tai yra viešasis sektorius. Viešasis sektorius yra mokytojai, gydytojai, policininkai, valdininkai sudaro 3% maždaug biudžetą. Tai kiek ten jų bebūtų, tai tikrai neesminis dalykas. Mano, čia nusukama nuo esmės tais pavyzdžiais. Priešingai sakyčiau, kad tai, kad mūsų viešasis sektorius daug metų sugebėjo, reiškias, mokėti jokingas algas mokytojams, tiem patiems gydytojams, tai yra tiesioginės priežastys emigracijai. Kai mes turim skylėtą mokesčių sistemą, vieną mažiausių perskirstimų, reiškias, Europoje, tai pasiekmes buvo aiškios, kad bent jau iš viešojo sektoriaus tikrai stengiasi geriausiai išvažiuoti, nes tas viešasis sektorius, jeigu nori jame sąžiningai dirbti, reiškias, tai nieko tau negali užtikrinti. Reiškias, žmonėm, kurie mokosi po 10 metų medicinos, reiškias, gauti tam šiek tiek daugiau, reiškias, negu vidurkis ir panašiai. Tai viešasis sektorius buvo problema, bet galbūt visai kitokio pobūdžio. Gerai, bet įmanoma kažką daryti dėl emigracijos stabdymo? Štai Petras Auštrevičius sako, natūralus procesas, globali Nieko tame natūralaus nėra. Ekonomistai mėgsta korektiškai analizuoti reiškinius. Ir mes turim žiūrėti tik tai tuos veiksnius, kurie būdingi mums. Nes sienos yra atviros ir estų, reiškias, ir slovėnų, ir dar kitų, reiškias. Tai šitas veiksnys nepaaiškina tų santykinių skirtumų, reiškias. Mastų Lietuvos. Mastų, reiškias, kur pagal tą santykinę migraciją mes metai iš metų pirmaudom Europai. Reiškias, turi būti kažkas vidinio, ne sienų klausimas, ne panašiai. Tai tie vidiniai dalykai, mano supratimu, yra tikrai didelis lietuvio jautrumas neteisybei, negerovėms, įvairioms, sakykime, korupcijai. Ir jeigu jis išvažiuoja į kitą šalį, kur taip pat yra korupcijos ir nesąmonių, reiškias, politiniam lygmenį, tai jis tiesiog savęs nebeidentifikuoja su to. Jis nusimeta. Čia savotiškas protestas žmonių. Taip, tiesiog žmogus komfortiškai jaučiasi, nes išvažiuoja į kokią nors Angliją, kur anglas vagia iš anglo, bet ne lietuvis iš lietuvio. Tai žiūrėkit, šitas paaiškinimas atmeta hipotezę, kad pakelkim gyvenimo lygį ir žmonės parvažiuos, grįž. Yra toks mokslelis kaip laimės ekonomika ir tenais yra visi atsakymai duoti, kas daro žmonės laimingus. Bet Lietuvoje mes apie tai labai mažai šnekam. Tikrai netiek pajamų lygis. Reiškia, kiek, sakykime, neligybė, tarkim, jeigu jin didėja, gali atsverti labai žymų, reiškia, pajamų padidėjimą. Žmogus liks lygiai tak pat laimingas, kiek prieš pajamų padidėjimą. Procedūrinis neteisingumas yra tokia mandra savoka. Tai yra ne tai, kad žmonės reaguoja į tai, kaip kaimynas geriau gyvena ar ne, bet jisai labai žiūri, ar tas kaimynas teisingai susikrovė tos turtus. O Lietuvoje retas iš mūsų, kuris galim pasakyti, kad visi uždirbom sąžiningai, reiškia, mėgstama čia ir užsimti, reiškia, ir korupciją, ir biznių su valstybė, ir nepotizmų, ir protegavimais, neskaidriais konkursais. Ir šitas arklydės iš Miežus, aš manau, būtų galima padaryti didelį progresą. Daumantai, jūs klauso taip pat, turit pojūtį emigranto, ar tai yra šaknis, kodėl žmonės išvažiuoja ir negrįžta? Yra ir teigiamas aspektas, aš aišku labai liūdna dėl jos, bet išvažiavus dažnai pasijunti didesnių patriotų. Vat būtent mūsų sugrįžėlių ta asociacija, joje labai jaučiasi gana didelis skaičius tokių, kurie tikrai pamatė, kaip yra kitur ir pinigų tas atlyginimai didesni ir keleriopai didesni, bet sugrįžus randi vis tiek savų žmonių tarpą. Ir pagalvoju, kad ne visada visos priežastys yra tik piniguose. Ir pamatai, kad ir kitur yra labai rimtų problemų. Ir norėčiau čia pasidžiaugti tiesiog, kad yra tokių projektų sėkmingų, sakykime, pas mus institute. Per pastarosius keletą mėnesių mes priėmėme 9 sugrįžusius mokslininkus. Tai o kiek išvažiavusių yra mokslininkų? Daugybė, bet yra projektas, didelis europinis projektas, už kurį 2 metus galėsi mokėti atlyginimus. Ir jų galbūt jiems pavyks gauti savo ruoštų daugiau projektų ir kitų, ir tokiu būdu bus lengviau. Bet aišku, tokių turėtų būti žymiai daugiau. Gerai, mes po trumpos reklamos sugrįšime į Karštą vakarą, aptariam naujausius surašymo duomenis, kalbam apie emigraciją, likit su Baltijos televizija.